Važiavom, atsibodo važiuoti, pėškom einam į Arizoną atgal. O, net kalba. Atvykome prie Hoover Dam. Ir galvoju už tai, kad nepadaryta iki galo, ne? Nu, sakau, stulpai nugriuvę, blėp, kaip čia dabar. Čia galėjom atvažiuoti, pasiparkuot vietos yra. Ja, grandioza. Kipsai dirba. Ką kipsai? Kastilkas. Atsiprašau. Operator. Mustangas tada atsidarė. Mes palikome ten apačioj. Kolorado. Continue on Hoover Dam Access Road for 3 miles. Continue on Kingman Wash Access Road for half a mile. Bet jeigu čia Renata. Okay. Asta ne-a zis Ionuț, că odată ce vii aici, te duci până acolo, ca să te întorci aici cu căldura, asta nu e. Nu, įdomiai atrodo, ne? Atsiveria visas kanjonas, viską. Nu, gal ir taip. Nu, pasakyk. Nu, ką galiu pasakyti? Nieko, gražu, šilta, malonu. Atostogos. Vandeniuko nedaug. Čia tikrai kitos baltos juostos būna vandens. Jo, taigi va pakyla. Vanduo toks žalias. Čia iki to balto pakyla vanduo jau. Jo. Bet tai čia kaip, kada pradeda kokie lietus, turbūt gal. Turbūt. Bet tai čia vien, jeigu eina samatioko eina, taigi nepasikels čia taip jau.
Guodas ten su vandens motociklu kilo. Bet taip šutina. Kaip jisai dirba. Nu, Šaltybarščių vakar. tuoj sukramtysiu. Kažkas tai Yukon Jacką lupa. Kažkas išlupo. Ir filmuot grėbė. O tak. Taip, kad bus šiandieną labai skanu. Šaltybarščių šou šiandien. Su kepintom bulvytėm Ir svaguniukų. ir svoguniuku. Sakė, taip nevalgė dar. Nu mes nevalgėm? svagūnų, Mes su bulvėm virtom tada Daugiausiai virtom darom. Krapų užmeti, žinai, irgi labai skanu. Nu, aišku, kaip užeina, tai ir man tai kepi tos skaniausius. Sako, kas negalima, tai skanu. Nu, bulvių man iš vis mažai nereikia. Man kepinto planai, man Nu va. Randamės kelios mylius nuo Grand Canyon. Tai čia žiūrinėjau ilgai. Užmatęs buvau tokį keliuką, kad galima atvažiuoti prisiparkuoti. Čia yra kaip National Forest. Ir juose leidžiama atsistoti kempinti. Tai atrandamės tokioje vietoje, prisiparkavom. Čia dar vietos kaip ir yra, bet nėra levelio, tai nežinau, tikėsimės, kad niekas mūsų netrukdys. Mes tiek Antanui, tiek Juodam, tiek šitam Venui po vieną akmenį po kairių ratų pakišome galinių ir viskas, įsilydinom. Nu, ir dabar gaminamės vakarienę ir šilinsim iki rytojaus. Šiandieną jau 5:30. Tai dar turim ilgą vakarėlį. Bus smagu. Man ir pasakyk, ką nors. Nu ką pasakyt, laukiu. Išvirs kiaušinių, valgysim šaltybarščių, kepsim bulvytes. Bus labai gardu. Bus labai gardu. Vėliau bulvių per daug privariau. Ne, pas tas bus. Jau sukeps viską, tai... Nu, sukeps, aišku. Mm. Žiūrėk, išpjauk kraštą. Ir ana bulvių. 3000, nu, skaitosi kaip čia divizija. Nežinau, kaip ten skaitosi divizija. 3000 žmonių. Reikia visus pamaitinti. Ateini, jeigu gauni į tą Naredą. Virtuvę naredą, nu visas vodas gauna naredą į virtuvę. Karočią važiavom bulvių kast. Kamazai, nuvarom bulvių kast. Bulvės, va tokios va. Blet reikia prikast, kad palauk, kiek 9 vonės priskūst bulvių per naktį, kad ryte būtų galima košį virt. Tai dar jeigu trūksta košės, tai privaro vandens, padaro vos ne vandenį iš tos košės. Ir deda dabar mėsos. Nuvarom iš šaldytuvą, būdavo NZ, vadinama mėsa. Tai aš pats mačiau štampai 68 metai, 70 metai. Štampai sudėti ant mėsos. Atkerta gabalą tos mėsos, nesvarbu kokios ten pofė, kad kirto, pakapojo, į tą puodą sumetė, kur verda. Ir kai pamačiau, kaip sriubą sudeda tą mėsą, niekas nevalgo, ten išplaukė tokia masė kažkokia. Vau! Skanu? Taip, skanu. Raudonų pipirų šaukštą įsidedi ir valgai. Tai tą mėsą išmetė sriubą, tą įstrebi, tos mėsos nieks nevalgydavo. Nu, tai jūs laki buvote, dar mėsos gaudavot. No. O paskui, va, atvirai pasakius, kaip išvarėm į Norvegiją, šitą į Vengriją, nu ten jau iškart jautėsi, kad visai kitas lygis. Nu.
Taip, einu kaisti tada keptu. Toks va miškas prie mūsų kempo. Vėjoko nėra, dangus giedras, gražu, gražu. Tas peliukai. Kieno miške kankorėžiai. Taip atrodo. O šitie kankorėžiai gerai dega. Kur kempinam. Reikia parinkti tada kankorėžių, ar ne? Sėdėm, čilinam, šaltybarščių privalgėm. Labai graži vieta. Svarbiausia. Malkas mūsų dar. Atliekos. Nu, porą žodžių mikrofoną. Negalim dabar. Gal interneto tai. Tai. Dabar dirbam.